Polisio įvedimas tada. Praeinam greitai įvedimas. Rankinis įvedimas yra pakoltas Puzavų kompentas arba blankas, čia nieko keist nereikia, čia senienos reikės mums jas pašalinti, nes anksčiau buvo retenybė, kad draudimo kompanijos blankas, dabar visi iki blankai draudimo kompanijos praktiškai. Poliso numeris serija, tai žinot, ką vis, bet dar kažkas vis dar rada čia į šitą vietą sutarties numerį ir seriją, jeigu yra privalomas draudimas, tai čia reikėtų mintis, kad šitą vietą turi būti liudijimų. Liudijimo numeris ir serija. Jokių būdų nesutartis. Papildomas blankas tai yra žalios kortos numeris ir serija. Kitos blankas, tai jeigu dar būna kažkas duodama klientui papildomai, tai kas priklauso draudikui, tai ten gal pagalbos kelyje kortelė, kažkoks kuponas, dovanų ar kažkas tokio griežtos apskaitos. Kad jie nusirašinėtų, tai jos galima čia įveikinti. Tiesa, šitam, žinot, nežinot, bet šitam dalyke galima su enteriu vaikščioti, kad būtų paprasčiau. Ne tik atstobulės ar su keliavo su enteriu. Puot. Draudėjas. Galima vesti, kaip žinot, įmonės pavadinimo fragmentą arba galima vesti į kodo fragmentą. Šitą, tarkim, kodą. Vienas tai yra. Jeigu lengviau kodą suvesti, negu kad ten čia kažkokia susitikimina. Čia paspaudus, aišku, gali pereiti kortelę ir galite pasižiūrėti, kas yra kas. Priedai tai kažkokie tai dokumentai, kas priklauso klientui. Tiesa, yra turtas, galima susivedinėti, čia labai rekomenduoju. Jeigu turite laisvesnę minutę ir yra koks nors svarbus klientas, galima susivesti jo tarką kažkokį. Bet čia yra pasiūlymai tiems, kurie neturi daug darbo, tie, kurie, arba turi asistentą, kuris už jį visą darbą daro. Jeigu yra draudimo brokeris ir turi asistentą. Nes tiek yra darbo imlus, laiko imlus darbas. Bet turint tas turtą, susivedus turtą, įvedant polisus, vėlgi priskirti turtą, arba, tarkim, draudžia namą, tai gali išsišaukti kliento turto sąrašą, pasirinkti, kad būtent šitas turtas po šito poliso guli. Kaip gražiai susivedus, tada atsiranda galimybė išskirti, kas liko neapdrausta. Jeigu klientas turi tokį turtą, kad turtas yra drausta, bet tas yra neapdrausta. Tada gali skambinti klientui ir sakyti, ką darom su tuo, matau, kad nedrausta, bla. Kai pradės trūkti klientai... Tai čia per kurį galima tokia, sakykime, jeigu yra, Vat išeinam į klientą, yra turtas, čia yra jo turtas surašytas, kad aš turiu priekabas, turtingas. Jeigu noriu naują kortelę, naudos gavėjas, reiškia, jeigu yra lizinguojamas kažkoks turtas, tai tada nurodot, kad vat lizingas, savininkas, aš kaip aš. Ir jeigu daugiau, tai jau šitą gyvenimą laivas, ne, kateris, tarkim, noriu turėti. Valstybinis numeris, ten kažkoks kėbulas, spalva, balta, kilovatų turi, turėtų būti, vertė kažkokia, tai kad žinoti, kada pagamintas, tai gauti turėti informaciją, įsigijimo data, kad aš išsaugoti. Vat turim jau porą turtų, ne? Ir viskas susiveda kiek jums reikia čia, kiek turi žmonės. Tada, jeigu gerai drausimės tą laivą, bet dabar pradžiai valstybinis numeris. Aš turėjau tokią mašiną, AZ, galima įvesti visą valstybinį, galima nevesti, galima fragmentą, tik tais raidė, spausti Enter. Gaunate sąrašą, jeigu tik pat vienas, tai iškart įkelia, kas čia per mašina, bet jeigu įvestume, tarkim, AZ, 1, 2, tai tada duodas tas ir pasirinka. Nežinau, ar šitą žinojot? Nežinau. Ne. Dabar žinot. Tada toks parinkimas, jeigu jau
buvo draustas, nu, kad paprasčiausiai greičiau jums susivesti ir jau įvedus kaip valstybinį jau turi tą informaciją. Tada važiuojam toliau. Draudimo rūšys. Rankinis įvedimas. Aš čia labai laivų valdytojų, tarkim. Laivą turiu, tai noriu tą savo laivą išnaudoti. 100 litų. Ir metinė pasirašyta irgi 100. Šiuo atveju, tarkim, jeigu mano įvedinėsiu mėnesio trukmės liudimą, tai mokėti iš viso įrašyčiau tą 8 litus ar kiek tenka mėnesiui, kiek kainuoja liudijimas. O metinė suma tai sutarties, metinės sutarties visa kaina, jeigu jinai nėra ten. Nu, žodžiu, kiek yra PVC sutartie nurodyta, tai ir rašo. Negudraujame. Įkelti. Va, ir čia šitoj vietoj, nu gerai, o čia ne. Metinė susikuriam kurti įmoką. Šitoje pačioje įmokų kiekis mes neliečiam, jų nereguliuojam, nes čia susiskaičiuoja automatiškai. Nebent jeigu yra ilgametis polisas, kurio galiojimas ten daugiau kaip metai, ten, tai va tada čia įsirašytume kiekį, nu, ten namus draudžia nekilnojamą turtą 20-30 metų, tai arba čia metinė įmoka paliekat, arba čia iškart įrašo tą kiekį ir tada jisai jau supranta, jeigu randa kiekį, tai jis supranta, kad čia reikia metais dalinti. Aš turto, klik, aš įsidėjau. Tada dar sykį klik, tada perinam į draudimo detalės ir tada galiu dasirašyti belę ką, čia iš esmės sugalvoti yra kaip gal kasko labiau, kad draudimo sumos tipas, įmoka, franšizė, galiojimas, draudimas, naujienų sudėvėjimas, remontą, čia kaip tokį kasko. Tokias detalės apsirašant. Nu, kai kas labai kreipia tai dėmesį, jeigu ten labai dirba su parkais ir tai... Nu, kaip įgūdžių? Reikia laiko susivesti informaciją. O galbūt jos ir neprireikia. Lengviau padaryti kopiją savo ir tiek, kad galimybės yra susivesti to reikalo. Bendra dalis. Ką mes dar galim padaryti? Jeigu čia privalomas, tai aišku, žinot, susipildom. Grupės automatiškai užsideda pagal tai, kokias pasirinkam draudimo rūšis. Jum, kurie nedarote ataskaitų ir nerūpėt DPK, nelabai ir įdomu čia, bet tai įdomu yra administratoriam, kurie ruošia tas ketvirtinės ataskaitas. Netgi labai būna įdomu, kai reikia visus tos skaičiukus, kad sueitų ir... Nes jeigu jūs, tarkite, pasirinksite, nu, šiaip, žaisdami galbūt kažkokią, krovinėje, ne, pasirinkat, parašėt, kad čia... Čia būna, kad kai jeigu galiojimas ilgesnis nei 1 metai ir aš įrašiau tą pačią metinę sumą. Jo, ką daryti? Nu, tai pakeis, nes mokėti iš viso, reiškia viso to ilgamečio poliso kainą ir kiek tenka metų. Metinė dalis, kad yra, jeigu 10 metų, tai metam ten 9 litas. Tai kita informacija, prie kitos informacijos dar galima nurodyti, kad, tarkim, jeigu tai yra kažkoks laikinas klientas, kuris vienas iki apsidraudė ir daugiau jis mūsų nedomina, nes, kažkoks toks, tai galima uždėti, kad polisą archyvuoti automatiškai, arba polisą archyvuoti pasibaigusio galiojimo terminą, tai reiškia, jeigu bus uždėta bent viena iš šitų varnelių, jum jau nebekris į atnaujinimus, eilinės įmokos kris, bet į atnaujinimus nebekris tokie polisai. Nu, tokie, kurie, atsitiktiniai santykiai, kaip sakoma, buvo. Bet daugiau nebus. Užsidedam tą varnelę ir tada jau nebus. Netgi apsirašant draudimo rūšis programoje galima nurodyti, kad, tarkim, kelionių draudimas tai yra atsitiktinis reiškinys. Ką mums matyti sąraše, jeigu žmogų vėl siūsim į kokią Rusiją ar dar nors važiuoti, dar apdraudysiu. Bet kad šito nereiktų, tai galima iš anksto įvesti, kada polisą nutraukti, tarkim.
Jeigu žinote, kad po kažkiek laiko jis bus nutrauktas, galima iš karto apsirašyti, kad 31 dieną jis bus nutrauktas. Tada programa jo automatiškai bus pažymėtas kaip nutrauktas. Tarkim, jeigu kasko draudžiasi, 4 įmokos, bet viskas aišku, kad po 3 mėnesius jam nutraukus kasko sutartį, tai pirmą įmoką, susiplanuoja visas įmokas 4 tvarkingai, bet įsivedat, kad jau po 3 mėnesių bus tas nutraukimas. Čia reikia apie tai žinoti. Ne, taip, jeigu žmogus žino, kad jis išvažiuoja, jam nereikės, tai vis tik pirmą įmoką. Ir tada čia ten, kur yra mokėjimo laikotarpis, bus tik 3 įmokos? Ne, bus visos bus, nes bus tvarkingai, tarkim, 1000 litų, jeigu visą kainą, po 250, jis sumokės 250, bet paskutinė diena, šito išėjai įvesite, kad tą dieną bus nutraukti ir jums jau vėlgi nebekris neįlinės įmokas. Nebereikalausit iš jo antros, tai jums nusitrauks.